Pareigūnai aiškinasi. Vilnius. Gautas pranešimas, kad agresyvus klientas nesutinka apmokėti už taksi paslaugas. Sveiki. Traukiai. Liepam iš automobilio, gerbiamasis. Ką čia sugalvojot? Taip, rimtai. Labą vakarą, būsiu vyriausias patrulis Katkevičius. Kas nutiko? Dėl ko čia šokot? Tai aš tai nieko. Tai palaukit. Tai čia ponas iškvietė. Taip, iškvietė, nes jūs puolėt muštis ir nemokat? Aš moku. Jau mokat? Kiek skolingas? Ne, tai man aišku, špilėjo tuos Supratau. Išpilė, man smagiavo. Žiūrėkit. Taksi vairuotojas paaiškino, kad klientas ištepė automobilio saloną greito maisto padažais ir trenkė jam per veidą. Jaunuolis skundėsi, kad taksi vairuotojas laikė jį už galvos, kol atvyko pareigūnai. Tai laikė jūs? Gerai, supratau, pretenzijų turėsit, važiuosit į komisariatą. Ne jūs turėsit, ne jūs. Jis iš tos pusės stovį. Į pirmą pavažiuosi? Jam laiko. Čia užtruks 10 minučių pareiškimo parašys ir viskas. Jeigu turi pretenzijų, tu jam. Jo, čia cheminis tai jau būtinas. Automobilio sėdynė, kaip reikiant, įtrinta sojos padažu ir wasabi krienais. Tokiame salone net ir japonai nevažiuotų. Ir ką, atsisakė mokėti? Tai ko čia mokėtum, tai mašiną varyti. Tai aš suprantu. Bet turiu omeny užvalymą. Tai jo, tai yra puolam, mes jas nevydim. Kol pareigūnai aiškinasi situaciją, suši mėgėjas nusprendė išlipti iš balos sausas ir kiek įkabindamas leidosi bėgti. Prasidėjo gaudynės. Gulam! Ne, atidavau. Deja, alkanas greitai nepribėgiosi. Vaikinas netrukus pagaunamas ir sulaikomas. Duodam kitą ranką! Duodam kitą ranką! Dar kartą kartuoju. Atidaviau kitą ranką. Ką? Ant šono. Kojas prie savęs. Stojam. Stojam. Baig. Ei, galit pinigus pasakyti. Ką? Kokius ten važinėjai? Tai gal mūsų? Kur jo pinigai? Išmetė. Atidavau pinigus. Nieko tu neatidavai, filmuojam yra. Daik čia. Baigit. Vyjimės asmenį. Išmetė pinigus. Čia turėjo mokėti taksi vairuotojų. Jo, turėjo susimokėti taksi vairuotojai, nesusimokėjo. Pradėjo šalintis, pradėjo vytis. Kol gaudėm, mačiau, kaip išmetė pinigus. Asmenys laikėm. Bėgdami nuo meškos, medžiotojai mėto drabužius. Bėgdamas nuo pareigūnų, jaunuolis mėtė pinigus. Tikėjosi, kad pareigūnai puls rinkti ir jis spės pasprukti. Deja, suklydo. Kojas plačiau? Plačiau. Sėdam. Jau vėlus. Atsiprašinėti. Jaunuolis pristatytas į komisariatą. Įvykis tyriamas. Šaunuolis, kad bent atsiprašot.